Sveikinuosi su jumis iš Vilkaviškio rajono, kuris yra pietvakarių Lietuvoje. Suvalkijos regionas pasižymi savo plačiomis lygumomis ir derlingomis žemėmis, kurios vėliau pereina į kalvas. Tai žemės ūkio kraštas, kuriame daugiausia auginami žiemkenčiai, rapsai ir kviečiai. Tačiau tikrai galime rasti nemažai ir kitų kultūrų. Šiuo metu intensyviai vyksta runkelių derliaus nuėmimas, na ir savo eilės laukia kukurūzai. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir mūsų regione kol kas vyrauja labai šilti rudeniški orai. Tai padėjo ūkininkams be didelio streso imti žiemkenčių sėjos darbų. Jei kalbėtume apie žieminius rapsus, dalis ūkininkų jų sėją pradėjo anksti. Kiti, nesidarydami kaimynus, sėjo kiek vėliau. Mes esame pasėlyje, kuris pasėtas rugpjūčio 18 dieną. Veislė Pioneer PX128 hybridas. Šiuo metu rapsas yra pasiekęs 16 tarpsnį, jau suformavęs 6 lapų skrotelę, augimo kūgelis virš centimetro. Ši veislė pasižymi geru atsparumu sausrai, gerai peržiemojanti, derlius subręsta anksti ir vidutiniškai anksti. Yra atspari famozai ir šviesmargiai, pasėlis patręštas prieš sėją. Siekiant sukontroliuoti piktžolių augimą, kad jos nestelbtų augalų, buvo panaudotas sisteminio veikimo dirvinis herbicidas. Prieš savaitę buvo panaudotas herbicidas nuo pabirų. Kartu su juo buvo išpurkštas boras ir fungicidas, kuris apsaugo ne tik nuo ligų, bet veikia ir kaip augimo reguliatorius. Tokiu būdu yra pristabdomas augimo kūgelio augimas. Orai vis dar džiugino šilumą, todėl labai svarbu stebėti augalų augimą ir įsivertinti jų dydį. Todėl prireikus rekomenduojama naudoti augimo reguliatorių dar kartą, kad augalai neperaugtų ir gerai peržiemotų. Teigiama, kad optimaliausios sąlygos rapsams peržiemoti, kai augalas turi 6 ar 8 pilnai išsivyščiusius lapus. Šaknis turėtų būti netrumpesnė kaip 15 cm ar net ilgesnė. Jos kaklelio storis turėtų būti neplonesnis kaip 1 cm, o augimo kūgelis turi būti kuo žemesnis, neišstyptų virš 3 cm. Na ir augalų viename kvadratiniame metre turėtų būti tiek, kad nestelbtų vienas kito. Tuomet laikytume, kad žieminiai rapsai pasiruošia peržiemojimui. Viena iš aktualiausių temų – šliužai. Šie kenkėjai pasirodo tik sudygus žieminiams rapsams. Jie išlenda iš dirvos, todėl jų galima aptikti ne tik lauko pakraščiuose, bet ir lauko viduryje. Šliužai minta rapsų minkštaisiais audiniais ir tokiu būdu dažniausiai sugraužia augimo kūgelį, ko pasekmė žuvęs augalas. Kaip susekti šių kenkėjų plitimą anksčiau, nei pamatėte apgraužtus augalus, yra keletas būdų. Galite naudoti specialias gaudyklės kilimėlius arba tiesiog pasigaminti patys iš paprastų lentų. Kadangi šliužai mėgsta drėgmę, visas minėtas priemonės reikėtų gerai išmirkyti vandenyje ir palikti lauke. Apskaitą reikėtų atlikti tekant saulei, kad šliužai nepasislėptų dirvoje. Stebėjimus reikėtų atlikinėti iki rapsai turės bent 5 lapelius. Žinoma, pastebėjus vidutinišką ar gausesnį kenkėjų išplitimą, reikia naudoti moliuskocidus. Šliužai juos suvartoja kaip maistą, tokiu būdu yra blokuojamas jų virškinimas ir jie žūsta. Veislės pasirinkimą lėmė tai, kad ši veislė turi didelį krūmimosi koeficientą, turi didelį atsparumą įvairioms lapų ir varpų ligoms. Augalai būna trumpo šiaudo, kas reiškia labai atsparus išgulimui. Sėjos laikas rugsėjo 17 diena. Prieš sėją jis suskustas. Žinoma, prieš sėją patręštos kompleksinėmis trąšomis. Kaip matote, pasėlis sudygęs tikrai gražiai. Žieminiai kviečiai turi išleidę po pirmąjį lapą. Dar vienas svarbus darbas rudenį tai piktžolių kontrolė iš rudens. Todėl rekomenduojama panaudoti dirvinį ir kontaktinį herbicidus. Tokiu būdu išnaikinsime sudygusias piktžoles ir prieš tai augintos kultūros pabiras. Ką padarysime iš rudens, tas bus paprasčiau pavasarį. Na žinoma, kviečių sėja dar tikrai nėra į pabaigą. Dideliai daliai ūkininkų ji yra tik įsibėgėjusi. Dėl atsiliejimo galimybės daugelis sėjo posėlius ir tik suėjus išlaikymo terminams bus sėjami žieminiai kviečiai.
Todėl norisi tikėti, kad orai bus palankus atlikti likusius sėjos ir priežiūros darbus, o konsultavimo tarnybos augalininkystės konsultantai ūkininkų laukuose pasibaigus augalų vegetacijai atliks vertinimą pasėlių pasirengimo žiemojimui. Visa informacija bus paskelbta IKMI sistemoje. O kokia situacija jūsų rajono pasėliuose? Informaciją iš skirtingų rajonų bei augalininkystės konsultantų rekomendacijas galite rasti portale ikmis.lt. Sekite mūsų naujienas ir socialiniuose tinkluose.